Tai liūto karčių karalystė. Čia yra didvutis iš miško, šitas liūto kartis. Jisai yra iš miško ir dygliukai iš kitos pusės įsiauga. Liūto kartis geltonas, tas pats liūto kartis tik jis biškis stipresnis už šitą paprastą liūto kartį. Nes jis yra iš miško. Šitas liūto kartis malsis ir darysis į šitas kapsulės. O čia šitas padarytas liūto kartis dyglutis į kapsulės. Toliau eina ekstraktai. Ekstraktų jėga. 10 kg šitų grybų sumalta ir gauti tokie miltukai. Iš 10 kg gautas 1 kg šitų miltukų, įsivaizduojat, visa jėga vaistinga lieka šituose miltukuose. Čia yra ekstraktas 1 prie 12. Ekstraktas 1 prie 12 sumaltas į nano dulkes. Jeigu plaukas yra 70 mikronų, tai šitos yra sumaltos iki 5 mikronų. Čia tiesiog pasisavinam, tiesiog ant tiek vaistingi šitie yra miltukai, vaistingiau niekur. Jie sumalti į nano dulkes ir pasisavina labai greitai ir visa jėga iš 12 kg perėjus į 1 kg. Tiesiog ekstraktas yra stipriausias būdas liūto karčių. Vaikams ekstraktų net nerekomenduoju. Suaugę geria ekstraktus, greitinas mėginėlės, vaikai geria paprastą liūto kartį arba dyglutį, o ekstraktai jau stipriau. Liūto kartis, greitis mėginėlės, visi procesai galvoje greičiau greitinsis nuo liūto karčių. Kraujagyslės atsikemša, seniem gerai kalkėjimai nueina nuo smegenų, visi procesai smegenyse greičiau sukasi, tu geriau skaičiuoji, geriau atmintis dirba, tu pozityvesnis depresijos mažinimas eina, visi procesai galvoje greičiau sukasi ir perinstaliuotų kompiuterį, viskas atnaujėja mūsų smegenyse. Tas liūtas aptaško pribiena mums smegenis ir neuronas su neuronu pradeda jungtis, elektras smegenyse atsigauna ir visi procesai smegenyse pradeda greitėti ir gerėti. Sunkes neurologinės ligas gydo, kaip Alzheimeris, demencija ir vaikams tinka, ir seniem tinka, ir jauniem tinka, viskam. Grybas gydys mitybos pasekmes darytas smegenim. Auga benzolinis junginius, kur blogai vaikšto elektras smegenys. Ir šitas grybas smegenų elektrikas aptaškys smegenys savo grybieną ir jų visi procesai smegenyse pagreitės, atnaujės. Senam kompiuteriui ateina ir update kažkas padaro, tai va padarys. Jūsų smegenim tai patiks. O čia liūto kartis vatalimo eina. Liūto kartukas maltas. Matot, kaip liūto kartis atrodo. Yra tokių vat stambumų. Žiūrėkit, kaip ekstraktas atrodo. Jau visiškai kitaip, matot smulkumai kaip skiriasi. 5 mikronai, čia jau specialios mašinos padaro. Ir va šitas ekstraktas neša 10 kg jėgą 12 ir turi visas vaistingas medžiagas viduje. Tiesiog labai stiprus dalykas. Ir 1 kg liūto karčio dedasi 200 g čiagos. Čiaga pilasi. 200 g kilogramų. Dabar viskas ilgai maišysis. Na, štai matom, keičia konsistenciją, labai daug daiktas, reikia sukalti dirbti.